Magių renginyje dalyvauju pirmą kartą. Buvo labai įdomus renginys, sakyčiau, peraugo mano lūkesčius. Buvo geriau negu tikėjausi, kad bus. Labiausiai įsiminė, kai vykome į slaugos namus ir reikėjo padėti senyvo amžiaus žmonėm, turintiem negalią. Ir tos patirtis, kai su žmonėm reikėjo bendrauti ir juos maitinti. Pirmą dieną buvo labai sunku, iš tikrųjų reikėjo perlipti per save, kol galėjai kitam žmogui į burną įdėti šaukštą sriubos. Bet paskui antrą dieną, trečią dieną viskas atrodo automatiškai jau klojosi ir dar džiaugsmą iš to gavau tiesiog, maitinant žmogų. Jautiesi laimingas, kai jį pamaitini, nes jis pats to negali padaryti. Buvo ir tokių unikalių patirčių, kaip pavyzdžiui, reikėjo per zondą maitinti vieną moterį. Tai tokia unikali patirtis, tyla, pro švirkštą, pro šarnelę leidi maistą ir tada mąstai, tiesiog toks minčių kalėjimas išeina kažkoks savotiškas. Tai sakyčiau, labiausiai strigo patirtis slaugant senelius. Ir tai, kad kiekvienas žmogus turi istoriją, kažkokią savyje užslėptą, sakė viena močiutė, ten buvusi Trako rajono teisėja. Kita močiutė reporterė LRT, kuri važinėdavo į misijas Afganistane. Taip pat sutikau tose senelių slaugos, ne senelių namuose Algimantą Čekuolį. Tai irgi visai buvo tokia patirtis, sakyčiau, savotiškai maloni. Tai vat labiausiai įstrigo, sakyčiau, namai ir aišku vieta, kur buvom apsistoję. Buvom apsistoję Jėzuitų vienuolyne ir man kaip panoramų mėgėjui pro langus matėsi įspūdingos Vilniaus panoramos. Tai nuostabus vaizdai. Tiesą sakant, nežinau, ar buvo kažkoks didelis iššūkis, bet buvo momentas, kai reikėjo persilaužti. Tiesiog išlįsti iš tos zonos, kai tu atrodo savo. Daugumoje rūpinės, kad pats būtum sotus, kad pats nenobodžiautum, o čia reikėjo pasirūpinti, kad kitas žmogus būtų sotus ir kad jisai nebūtų visiškai rutinai nuobodžioj, ligoninės rutinai tokioj. Tai sakyčiau, jo, tas persilaužimas, iš komforto zonos išlindimas, tas toks. Manau, kad apie Magių stovyklą atsiliepsiu tik geriausiais atsiliepimais. Ir tikrai kviesiu bendramžius, draugus į šią stovyklą, nes patirtis tikrai unikalios. Tokių šiaip sau, aišku, jeigu žmogus savanoriauja, jeigu eina daro, bet vis tiek yra laikas, kai tu skiri tiesiog visą laiką tam savanoriavimui, nes vis tiek, jeigu dirbi, tai nelabai skirsi tiek laiko daug, o čia atsiduodi tiesiog. Tas dienas atsiduodi tam. Tiesiog tai rekomenduosiu, tikrai rekomenduosiu. Magis tai reiškia daugiau. Ir tas daugiau, sakyčiau, išsiverčia į tai, kad įgavau daugiau patirčių, sutikau daug įdomių žmonių, išgirdau daug įdomių istorijų, pamačiau, kokie žmonės skirtingi, bet tuo pačiu, kokie jie panašus yra. Ir tiesiog jaučiuosi tikrai padauginęs savo gyvenimiškas patirtis, taip pavadinkim.